Kviečiame pasiklausyti laikraščiui Ganytojas parengtą interviu su vaikų ir paauglių psichiatrė Jovita Nikinaitė, kuri vadovaujasi holistiniu požiūriu į vaiką ir šeimą bei turi patirties gydant įvairius vaikų psichikos sutrikimus. Kalbina Žaneta Martingalė. Kaip jau kaip specialistė, matai, su kokiom problemom dažniausiai šiais laikais susiduria vaikai ir paaugliai? Ar galiu taip klausti? Toks labai, abstraktus klausimas. Man atrodo, kad šiais laikais sunkumas yra tas, ypatingai tai, kad vaikai ir tėvai yra labai atitrūkę vieni nuo kitų. Ir man atrodo, kad tam didelę įtaką daro technologijos. Ir tiesiog ir gal netgi ir iš kur technologijos jau yra visur, tai ar tu paimsi mažą miestelį, kaimelį, ar tu paimsi didmiestį, ar ne, jos visur, man atrodo, atsistoja tarp tėvų ir vaikų. Ir vieni ir kiti nori santykio ir ryšio, bet nežino, kaip tėvai, atrodo, jaučiasi lyg neturi įrankių, kaip dabar patraukti tą ekraną iš vaikų, ar ne, gyvenimo. Vaikai neturi resursų ir nežino, ir jų smegenys nėra brandžios pakankamai, kad jie galėtų tam atsispirti. Ir tokia bejėgystė iš abiejų pusių gaunasi. Ir yra labai sudėtinga. Tai kartu su visom internetinėm erdvėm, technologijom ir viskuo, pavyzdžiui, patyčios, kurios buvo visada, visais laikais. Aš užaugau su patyčiom, turbūt ir tu užaugai, ir, ta prasme, mes tą matydavom. Bet dabar mastas jų prasiplėtė ir yra didesnis, nes yra ta visa virtualioji erdvė, kur tu daug daugiau gali tą patirti ir būti ir išgyventi. Tai čia tas antras dalykas, ar ne, su kuo vaikai ir paaugliai dabar irgi susiduria. Ir daug tų, tada žinoma, per ekraną labai daug tos įtakos visų subkultūrų ir daug tokio paaugliai labiau sprendžia, kas yra tinkama, netinkama, atrodo, tas vertybinis jų pagrindas yra formuojamas nebe tėvų ir nebe šeimoje, ar ne, bet virtualioje erdvėje. Tai nors ten ir jau gerai, kad galima pasiekti gerų resursų. ir jeigu, galima tam tikrą prasme pakreipti vaiką, paauglį, arba jisai žino, ko ieškoti ir kaip ieškoti, bet yra ir labai tokių pavojingų dalykų ir žaidimų ir imitavimo, kas yra faina, kas yra cool, koks tu turi būti arba ką tu turi daryti, kad tu būtum kietas, priimtas ir visa kita. Tai labai, aš grėsmę matau turbūt tame, kad virtuali erdvė labai daug formuoja mūsų vaikų matymo ir mąstymo. Aš nesakau, kad jinai neturi formuoti, bet aš manau, kad tada suaugusių vaidmuo tame turi būti, kad padėti jam atskirti, kad taip, čia šitas yra geras turinys ir čia tu gali pasitikėti ir čia, geras požiūris arba, matai, ta prasme, ne tai, kad geras požiūris, bet tokį, kad yra ir toks požiūris, ar ne, mes praplečiam, tai nėra toks siauras, vien tik tai šeimoje uždarytas, kad tik tai taip mąstykim, ne kitaip ir čia yra gerai ar blogai, bet vaikai taip labiau gali matyti plačiau, bet tada su jais reikia apie tai kalbėti. Kad jie, suvoktų ir suprastų, apie ką visą tai yra, žinai. Aš, kai kalbėjai, pati prisiminiau, savo mokslo metus, kaip mokiausi mokyklai.
ir paaugliukė būdama, aš mokiausi gerai. Ir, bet vis tiek norėjai pritapti prie tos, būti cool, ne knygų žiūrkė. Ir aš buvau vienu metu pradėjus žiauriai keiktis. Ten siaubas buvo, Ir tuo metu mes rašydavom, dar, būdavo tie sąsiuviniai, koks ten, ar aš tau patinku, kodėl, ir ten kiti, klausimai. Ir vienas klasiokas man parašė, sako, būtum faina panelė, jeigu tiek nesikeiktum. Bet man to užteko. Man užteko to pasakymo, aš pamačiau, kad, palauk, tai visgi, nėra čia taip jau cool, ir aš nustojau. Ir man tai, buvo, wow. Ir man atrodo, kad čia yra labai apie tokį, kadangi ypatingai paauglystės periodas yra toks ieškojimas atsakymo, kas aš esu. Ir tada tas pamatymas, bet taigi nesu aš. Ta kūne, arba aš nesu tas, o dabar labai daug iš išorės ateina tokio sakymo vaikam, paaugliam, kas jie yra arba kas jie turi, labai daug pasirinkimų. Ir tada tu bandai ir toks būti, ir toks, ir galiausiai, o kur tas stuburas, kaip suformuoti save galiausiai iš tų daug pasirinkimų. Ir koks aš iš tikrųjų esu, o ne koks man sako, kad aš turiu būti. Ir aš tik svarsčiau, kokios irgi gali būti tokių, psichologinių problemų priežastis, tai turbūt irgi tie ir greitas gyvenimo tempas, tikrai, daug visko vyksta. Ir nežinau, gal ir vaikam ir tie reikalavimai aukšti irgi keliami. Aš manau, kad jie aukštėja ir mokyklose reikalavimai tikrai didėja ir aukštėja. Tėvai visada užsiėmę, vaikai visada būreliuose ar kažkur. Tai turbūt man labai taip kartais atrodo, kad norėtųsi, kad tėvai labiau sugrįžtų į tą ne apie tai, ką mano vaikas išmoks, gebės, kokius čia būrelius lankys, kiek ten tų būrelių, kokie pasiekimai bus ir taip toliau, ar ne? Bet į tai, kad mum tiesiog faina būti kartu. Ir kaip atrasti tą fainumą buvimo kartu. Tai čia jau kiekvieno yra asmeninė užduotis, bet tai yra tai, kam mes esam sukurti ir kam ta šeima yra reikalinga. Nes čia dabar net visai šviežiai, man atrodo, LRT yra straipsnis apie tai, kad kas antras paauglys neatsimena, kada paskutinį kartą vakarieniavo arba valgė kartu su tėvais, arba nepasitiki ir nepapasakotų apie savo problemas. Jo, aš šiandien kaip tik tas straipsnis skaičiau. Tėvus pakeičia virtuali erdvė, tėvus pakeičia ChatGPT. Bet va čia yra, kaip susigrąžinti tuos vaikus. Nes man atrodo, kad iš vienos pusės tėvai leisdami vaikus į būrelį, tada, tie laiko, vaikas užimtas, jis kažką ten veikia, kažkur, tarsi gerai, Ir iš kitos pusės, aš pati prisimenu, aš nuo vaikystės lankiau muzikos mokyklą, grojau akordeonu kokius 8 metus ir mano pradžia tai buvo labai juokinga, nes aš įsimylėjau klasioką, kuris grojo akordeonu. Ir aš tada norėjau groti irgi. Bet paskui jau mes nebesimokėm vienai klasėje, aš išėjau į kitą mokyklą, bet aš ir prisimenu tiksliai, kad buvo tas toks metas paauglystėje, kai aš buvau 4 metus prasimokęs privačiai ir paskui kokius 1-2 metus mokiausi jau muzikos mokykloje ir vienu metu norėjau mesti. Ir man tėtis sakė, ne, jokiais būdais tu, mokysies. Ir vienais metais jis man neleido mesti. Ir paskui gal buvo aš jau kokioj 3 klasėje, aš pati pagalvojau,
tai jau man liko tik 2 metai, jau 3 metus atsimokiau, liko tik 2, tai ko dabar čia mesti, žinai. Taip, taip, taip. Ir aš dabar nebegroju, bet vis tiek, nu, žinai, klausa palavėjo, nu, Mhm. muziką girdi, žinai, nu, manau, kad tai tikrai turėjo naudos tam. Bet buvo ir tas laikas, kai mes, žinai, nu, su tėvais ir į sodą, į kaimą važiuodavom, žinai, ir žemės ūkio darbus, dirbdavom, sodindavom ir viską. Aš jokiais būdais nesakau, kad nereikia Aha, būrelių, kad nereikia lavinimo ir viso kito. Tai aha, yra tos vietos, kur vaikai gali tikrai patirti sėkmę ir galbūt netgi atrasti, žinai, bus vienas muzikantas, kitas ten aha, sportininkas, trečias dar. Bet aš galvoju, kai, nu, žinai, ten yra 3 būreliai, 2 per dieną, ar ten, nu, ir tada plius visi namų darbai ir visi kiti dalykai. Man atrodo, kad tai atima kažką tokio labai, labai brangaus ir unikalaus. mhm, mhm, Aš galvoju, nu, mano šeimoj, kai aš augau, vienas iš tokių dalykų, kuriuos aš atsimenu ir aš galvoju, kad tai buvo vienas svarbiausių turbūt dalykų, kaip tėvai, mm, kaip tėvai dalyvavo tame mano tikėjimo formavime. mhm. Buvo tai, kad mes melsdavomės visa Kartu. šeima vakarais. Mhm, mhm, Ir aš tą atsimenu kaip tokį laiką kartu. mhm, Ir jisai labai, aš galvoju, kad melstis su savo vaikais labai labai svarbu ir labai labai reikia. E, mhm, Nes tai yra tokio, žinai, kur ir dvasia daro darbą. mhm, mhm. Čia ne su Biblija patrankyt per galvą, žinai, kad tu ten taip nedaryk, o taip daryk, ne, arba ten Dievas leidžia arba neleidžia, ar Biblija sako taip ir taip. Tai yra tiesiog tėvų demonstravimas, Mhm, kaip būti santykėje su Dievu. mhm. Ir manau, kad čia neužtenka maldos laiminant maistą, žodžiu, prieš valgant. Čia tikrai ne apie tai. Taip. Aš sudarinėdavau grafiką kiekvienos Mhm. savaitės maldos, kuris veda maldą. O, geras. Tai Mhm, jo, bet tas labai, mm, mhm, aš manau, kad Dievas tave veikia. mhm, Aš mhm, esu tikra tuo. Negaliu paaiškinti nei kaip, nei ką, bet aš tą atsimenu ir aš visiems sakau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. mhm. Manau tikrai taip. Ir kartu, nu, tai yra tas laikas kartu. Ir Mhm, tai yra laikas mūsų kaip šeimos paskirti Dievui, mhm, ne, o nesulysti gal į ekraną ir į televizorių. mhm. Kažką. Ir turbūt vis tiek, jeigu ir tėvai, nu, va, ir tos maldos metu jie išsakytų, nu, savo poreikius, tai vaikas mato, kad, nu, žinai, ir tėvai turi poreikių, žinai, problemų. Taip, Ir tu gali prašyti Dievo pagalbos taip, tam. taip, taip. Tai yra, nu, tam tikras pažeidžiamumas, demonstravimas to pažeidžiamumo. Ir tam, vat, kur minėjai straipsnį, aš irgi truputį skaitinėjau jį ir aš nustebau, kad iš tiesų sakoma, kad, nu, ten ar kas antras, ar kas trečias paauglys nepasako apie problemas tėvams. Mhm. Tai va čia yra kažkas tokio, nu, iš viso. Mhm. Ir čia reikia klausti pačių paauglių, kodėl. Ar gali būti, kad jie saugo tėvus? Matai, bet vėlgi tai nėra tai, ką vaikas turi daryti. Taip. Mhm. Mhm. Gal kai kurie saugo, jeigu šeimoje yra sunkumų, jeigu yra skyrybos, Mhm. jeigu Mhm. vieniši tėvai, mama arba tėtis. Aš manau, kad nu, esminis dalykas yra tai, kad nu, paaugliai nejaučia, kad tėvai yra prieinami. Mhm. Nu, Mhm.
kažkur, ar ne, aš galvoju, nu vis tiek santykis, ryšys tarp tėvų vaikų formuojasi nuo pirmųjų gyvenimo dienų, ar ne, ir tada mes turim ten pirmieji metai, pirmieji 3 metai yra prieraišumo formavimo metai, ar ne, ir jie yra labai labai svarbus. Ir tarp kitko šitam periode ekranai irgi gali įsikišti, nes yra viena, kai aš maitinu lėliuką ir žiūriu jam į akis ir kažkaip, ar ne, ir yra kita, kaip aš jį, nu, žinai, pasisodinu į kėdutę, vieną ranką duodu šaukštelio, kitą ranką skrolinu telefoną, ar ne? Tai vėl, čia toks gal ekstremalus pavyzdys, nu, bet tai jau tenai pradeda formuotis ryšys. Ir jis, aišku, susiformuoja kažkoks ir arba būna, nu, kad kažkuriam gyvenimo etape tai atitrūksta, kažkur nutrūksta. Bet čia yra klausimas, kur. Ar tai yra, kad aš kaip suaugęs kažkur paleidau, nebemoku, nu, ne tai, kad nebemoku, tiesiog, nu, būna tikrai labai sunku su tais paaugliais pradėti kalbėti, atrasti, kaip juos prakalbinti. Bet labiausiai tai yra apie tai, kad, nu, okei, aš tada domiuosi, kas jam įdomu, kaip jisai mąsto, ką jisai galvoja. Bet ateinu su tokia nuostata neteisimo ir nepagrūmojimo pirštu. Ir, nu, ne tokio, nu, žinai, aš geriau žinau, bet ateinu su tokiu, man įdomu, kuo tu gyveni, apie ką visa tai yra. Visada padeda papasakoti, koks tu buvai paauglys, su kuo tu susidūrei, kaip tu galvojai, gal labai panašiai kaip ir tavo paauglys. Tai nereikia nubraukti to, kad mes visi tą paauglystę turėjom, ar ne, kažkokią. Ir išgyvenom, ar ten pergyvenimą dėl patyčių, ar mergaitės dėl to, kad yra negražios, ar berniukai dar dėl, nu, žinai, kad ten sporte jiem nesiseka, ar pagundų parūkyti ir, nu, jo. Mes kalbam ir man iškyla mano pačios gyvenime, žinai, visokių irgi atvejų. Ir kaip parūkyt bandžiau, žinai. Ir pas mus šeimoje niekas nerūkė, nu, tėvai nerūkė. Tai ir man visą laiką erzindavo tas dūmų kvapas, bet pabandyti reikėjo, žinai. bet neprilipo kažkaip, nes, nu, matai, dar tais laikais nebuvo, žinai, įvairių skonių, cigarečių, žinai, ar kažko, kaip dabar. Ir vėl, nu, naujos pagundos ir naujos problemos. Jo, aš galvoju dabar labai įdomu, nes yra, nu, turbūt visose tose subkultūrose paauglių ir jaunimo buvimo yra ir to tokio, nu, labai aiškaus griežto tokio, kad aš, nu, nebandysiu, nevartosiu, tai yra nefaina, tai nėra cool, tai, nu, žinai, tai tas irgi vyrauja. Bet tai tas gerai tada, jeigu taip nebandysiu. Žinoma, kad gerai. Tai tiesiog, ar ne, vat kiek platus tas visas spektras ir ratas. Aš kai galvoju apie savo paauglystę, tai aišku, tas mažas miestelis, ar ne, daug kas vieni kitus pažįsta, jau ten kokioj 9-10 klasėje pradeda rūpėti diskotekos ir ten, žinai, su draugais išėjimai ir visa kita. Tai visas tas buvo, žinai, mano gyvenime. Išleisdavo mane tėvai ir į diskotekas ir visur, kur. Aš galvoju, nu, jie kažkaip tokį demonstravo labai manimi pasitikėjimą. Čia gal toks, nu, gal jie ir matė mano draugystės ir su kuo aš draugaudavau, kad tai, nu, žinai, buvo patikimos draugės. Ar draugai, ir ten tėvai tarpusavy bendraudavo, ar ne, tai tas gal duodavo tokio saugumo.
Bet kartu aš galvoju, toks, bet vis tiek, žinai, yra tos rizikos visur ir visada. Bet kažkur va tame tokiame, žinai, jų demonstravime, pasitikėjime manimi, aš irgi augau ir brendau ir galvoju, nereikia man čia, žinai, prisikirti, aš ir, nelabai norėdavau, bet, aišku, visko buvo, žinai. Bet tai yra labai svarbu. Iki tam tikro kažkokio ar ne lygio, reikia paleisti tos savo paauglius. Ir tada, atiduoti Dievui, pasitikėti, ar ne, ir žiūrėti, kas vyksta ir pagal tai tam tikrą prasme atreaguoti, kalbėti, bendrauti. Bausmėmis, nelabai ką padarysim. Ir va tas momentas, aš galvoju, yra svarbus gal irgi apie tai, kad ir kiek mes dabar su technologijom esam visi čia maždaug susikonjektinę ir ryšyje, bet iš tikrųjų aš pastebiu, kad yra stoka tėvų bendravimo tarpusavyje. Žinai, kad aš pažinočiau tėvus vaikus, su kuriuo mano vaikas draugauja. Kad mes kartu bendrautume, kad mes būtume viena, kad mes kažkaip kai kurios dalykus galbūt bendrai aptartume ir spręstume ir darytume. Nes, žinai, mano draugas jam leidžia, žinai, čia man neleidžia, arba mano draugas tau, tas tą, tai aš irgi tą, tokio, kur irgi daug gali ateiti žalos. Bet čia manyčiau, kad tikrai gan sudėtinga, nes kiek pastebiu, žinai, kad mes kažkaip, tikrai svetimėja ta mūsų visuomenė. Kiekvienas susidaręs, žinai, savo šeimoje, savo rate, žinai, ir, žiūrėk, dabar tikrai rečiau einam į svečius, pas kažką, žinai, anksčiau, taigi jėtus paskambinai ir nepaskambinai, telefonų nebuvo, atvažiavai ir sakai, labą dieną, žinai, nor paskambinai, klausai, žinai, ar galiu užsukti į svečius, kokiu reikalu, žinai. Tai turbūt irgi čia yra problema jo tos. Tai, matai, čia vėl aš taip galvoju, gyvenimo tempas, technologijos, ar ne, viskas yra apie produktyvumą, apie kažkokį išgyvenimą, tai visi savo gyvenam individualiai ir bandom išgyventi. Kai bibliškai, ir aš pati dažnai labai apie tai mąstau, mes esam pašaukti gyventi bendruomeniai. Bet bendruomenė nėra sekmadienis. Ar ne, tai yra, toks ryšys pastovus. Ir tuo, ar ne, Kristus ir sako, kad jūs skirsitės nuo pasaulio. Tai čia aš, žinai, nesakau, kad aš turiu atsakymą dabar, bet man atrodo, kad tai yra labai svarbus biblinis principas, kurį mes turime permąstyti ir kartais gal nukirsti tam tikrus dalykus, kurie trukdo. Bet čia gera diskusija. Jo, aš galvoju, kad iš tiesų net ir suaugusiam žmonėm visgi sunku ir atsispirti, žinai, visom tom socialiniam medijom ir viską, ir atsirinkti tą informaciją, o tiem paaugliukam, kurie dar nesusiformavę, tai, žinai, šitoks rautas užeina, tai iš viso pasimeti, nežinai, ką daryti. Tai viskas yra pagrįsta dopaminu, tokių hormonų mūsų smegenyse. Kiekvienas laikas, kiekvienas patiktukas, kiekvienas ten, žinai, fainas, geras komentaras, kiekvienas besikeičiantis vaizdas, kai aš ten, žinai, skrolinu, yra apie malonumo hormonų išsiskyrimą. O fainai, čia, žinai, palaikino, o fainai čia pakomentavo, o čia kažkas keičiasi nuolat stimuliacija, ar ne, kažkas naujo, aš gaunu naujo.
Ir tada, kai mes būnam tiesiog vieni su kitais, mum yra neįdomu, Čia nes dopaminas tiek nesigamina. Bet tai nėra apie tai, kad, nu, tie santykiai kažkokie netokie faini ir mum negamina to dopamino, bet tai yra apie tai, kad pačių tų socialinių medijų yra tokia žala, kadangi kiekvienas tas didesnį kiekį dopamino išskiria ir mes jį labiau jaučiam, ane, negu buvimą tame, būnant tame santykyje. Tai vaiko ar paauglio smegenys, kurios ten iš viso persitvarko nuolat, o paauglystėje ypatingai didelis jautrumas yra dopaminui. Iš tenai atsiranda polinkis rizikingai elgtis. Nes kiekviena rizika yra toks, žinai, pliūpsnis dopamino ir nesvarbu, žinai, čia bus fainai ar ne, bet kai aš to laukiu, siekiu, man tas, žinai, gaminas kyla ir aš padarau ir jeigu pavyko ir jeigu buvo gerai, toks, žinai, fainai. Ane? Ir, nu, tai yra natūralu, tai yra normalu. Čia, nu, prasme, visi žinduoliai ir žmonės ir visi, nu, tą tokį virsmą paauglystėje, ar ne, tame amžiai dėl dopamino išgyvena. Dėl to paauglystėje va ir pabandai parūkyti ir, žinai, kažką kitą pavartoti, padaryti. Lygiai taip pat ir suaugusiem, nu, tai toliau tas dopaminas niekur nedingsta, mes tai gal labiau jau galim, sakykime, turėtumėm turėti daugiau savikontrolės ir savireguliacijos, ar ne? Kažkaip sąmoningai save patraukti ir sustabdyti. Ir aš manau, nu, mes kaip suaugusieji turim tą, bet vėl, priklausomai nuo to, ką tu išgyveni ir kaip tu eini. Tai čia toks yra labai lengvas pabėgimas vakare esant pavargus, kai nebenori apie nieką galvoti, įsijungi Facebooką ar Instagramą ir, žinai, bet tiksliai ten kažką darai. Tai čia ir aš pati bandau, žinai, iš to išsilaisvinti vis ištrindama ir persisiųsdama programėlės. Bet, žinai, ar prieš 50 metų ar 100 metų žmonės neišgyveno, nepatyrė, nejautė to paties, ką mes dabar. Ta pati, nu, visi mes žmonės, ar ne, nu, tai toj pačioj Biblijoje skaitai istorijas ir supranti, kad tie žmonės išgyveno tą patį, kad tu išgyveni. Gal yra daugiau, nu, tokių rizikų, bet vėl, iš kurios pusės pažiūrėsi, ar ne, karai visais laikais vyko, vyksta ir dabar, ar ne, gal mes daugiau esam dėl tų pačių socialinių medijų, ar ne, ir informacijos klaidos. Mes daugiau tą matom ir daugiau tame būnam ir daugiau tą išgyvenam ir ta vis tiek bet kokia ateinanti informacija mus paveikia. Ir tą pačią nerimą daugiau gali sukelti ir depresijų ir visų kitų išgyvenimų. Tai aš nemanau, kad kaip po tokių daugėja. Aš manau, kad tiesiog daugiau yra žinoma ir daugiau yra kalbama ir vėl, ne, kaip tam tikrasme, kaip visą tai evoliucionuoja. Tai, nu, jeigu vakaruose, ar ne, ta psichikos sveikata ir apie ją pradėta kalbėti jau, nu, prieš beveik kokį 100-metį, ar ne, nu, jinai buvo tokia iškelta kaip tyrinėjimų objektas, ar ne, kas tai yra žmogaus psichika, kas ta sąmonė, kas ta pasąmonė ir visa kita. Ir tada per pastaruosius 50 metų be proto daug atsirado įvairiausių psichoterapijų, visokių intervencijų, ar ne, kaip padėti. Bet čia yra todėl, kad visi kiti žmogaus poreikiai patenkinti. Ta prasme, kai tavo baziniai fiziologiniai poreikiai išgyvenimo, maisto, namų, miego ir ne visų kitų dalykų
žinai, tau nėra realios kažkokios grėsmės ar ne mirties, medicina kaip po pati yra labai pažengusi ir yra gydymo metodai, ar ne, tai tada jau einam į tą kitą lygį ir daugiau apie tai galvojam. Afrikoj tai jau dabar vat prasideda, ar ne, nu toks, kur plačiau bandoma pasižiūrėti į tą psichikos sveikatą, kur bandoma atnešti tuos gydymo metodus, ar ne, kur ne tik tai medikamentiniai, bet ir įvairiausi psichoterapiniai, ar ne, nu, ta prasme, bet kiek yra pasaulyje dar tų vietų, kraštų ir šalių, kur Nu, matai žmogų ten, žinai, sulūžusią ranką ar koją ir tu supranti, kad jisai, žinai, nu, va šitoj vietoj negali. O čia, supranti, prieš tave stovi, žinai, nu, atrodo sveikas žmogus ir staiga jis, nu, kažkokių, žinai, problemų turi. Tai, nu, tas, nu, tikrai labai sudėtinga jo, suprasti. bet jeigu mes, nu, aš kadangi vedu nemažai mokymų Aha. ir mes mokinam apie traumą, Aha. ką trauma padaro, kaip ją atpažinti, Aha. tai aš visada klausiu dalyvių, sakau, kokia pirma mintis ateina, kai jūs išgirstat žodį trauma, ne, nu, tai daugelis sako, ar ne, nu, tai kažkoks, pavyzdžiui, kojos lūžis, ar ne, skausmas, kraujas, ar ne, nu, dar kiti dalykai, nu, toks realus kūno pažeidimas, kurį tu matai savo akimi. Bet ta psichologinė trauma, jinai yra lygiai tas pats. Tai yra kūno fiziologinis pažeidimas. Ir dabar per pastarąjį dešimtmetį šiek tiek daugiau neuromokslas tiek pažengė ir tiek atrado ir tiek išaiškino apie tai, nu, vat, kaip dažnai kūnas sąveikauja su smegenimis ir kad, nu, psichologiniai dalykai, tos patirtys neigiamos ar ne, jos įtakoja, kaip ta nervų sistema veikia ir funkcionuoja vėliau. Smegenys vystosi. Labai labai didelį įtaką tai padaro ir tai irgi yra, nu, kūno pažeidimas, tik mes jo nematom. Bet jeigu mes pakankamai žinom, tada mes galim atpažinti ir suprasti. Jo, kartais nepastebim. Nu, čia reikia, žinai, reikia žinoti. Jau šiek tiek užsiminiai, kokias klaidas mes darom suaugusieji. Aha. Ir gal turi kažkokių patarimų, kaip mes galėtume padėti paaugliams ir jaunuoliams patiriantiems psichologinių problemų. Mano tėtis, jis turėjo, žinai, fizinę negalią ir jisai visą laiką sakydavo, blogiausia, kai žmogus nori padėti, bet nežino kaip. Tai sako, čia yra blogiausia, nes ima, stveria ten, žinai, bando ką nors pakelt, padėti ir jisai sako, nu nereikia taip, supranti. Aha, bet čia toks geras visai pavyzdys. Matai, daugelis tų vaikų, jaunuolių, paauglių problemų, psichologinių, psichoemocinių, išsireiškia iš principo elgesyje. Ten nedaro namų darbų, neina į mokyklą, nemiega, nes prie kompiuterio žaidžia labai ilgai, žalojasi, vartoja tas pačias psichoaktyvias medžiagas, ar ne? Ir arba ten, nu, žinai, liūdnas, piktas, atsiskyręs, na, kažkokia izoliacija. Tai tas elgesys yra simptomas. Tai jeigu suaugusieji, tėvai, mokytojai, būrelių vadovai ir visi kiti žiūrėtų į tą elgesį vaiko ir paauglio kaip į ženklą, kad už jo kažkas slypi, kad kažkas yra negerai.
Tai va čia yra didžiausias ir svarbiausias geras dalykas, ką gali suaugusiai padaryti. Nes jeigu tu ateini pas paauglį su ta nuostata, žinai, ir vėl gavai dvojkę, tai kas su tavim negerai? Tu čia tinginys ir tu čia visoks ir toks ir anoks. Tai nepadės. Nei sukurti ryšio kartu, ar ne, nei tam paaugliui geriau pasijausti ir kitą kartą negauti to dvejeto. Tai mes turim visų pirma žiūrėti, kad elgesys yra ženklas. O paskui būti tokiais detektyvais ir tyrinėti. O kas už to ženklo, kas už to elgesio slypi? Domėtis. Aš nesakau, kad, žinai, nereikia ribų, bet kartais mes per greitai ir per daug tas ribas užbrėžiam. Ir tada, kada dar nėra laikas tam. Nes šiais laikais, žinai, brėžimas ribų dėl to, kad aš taip pasakiau ir taip turi būti, tai nebėra tas auklėjimo metodas, kuris yra reikalingas ir tinkamas. Ir jis turbūt niekada nebuvo labai reikalingas ir tinkamas. Bet tai yra labiau, kaip aš galiu tapti autoritetu. Ir kaip aš galiu parodyti, žinai, kad manimi galima pasitikėti. O tada labai svarbu bendrai ir kartu ieškoti sprendimo variantų arba pagalbos. Jeigu vaikas ir paauglys jaus, kad jūs esat jo pusėj, tai viskas bus gerai. Bet labai dažnai ir dėl ko turbūt tikrai tie paaugliai labai atsiskiria, yra dėl to, kad jie jaučia, kad visas pasaulis yra prieš juos, o jie tada išeina prieš visą pasaulį. Tai pirmas dalykas, aš sakyčiau, kad tai yra žvelgti į elgesį kaip į ženklą ir bandyti tyrinėti, domėtis, klausti ir atrasti tą ryšį su savo vaiku, ne per tai, kas jums patinka, ko jums reikia, ar ne, bet per tai, kas tam vaikui yra įdomu ir kas jam gali patikti ir panašiai. Čia gal panašiai kaip Paulius sako, žydam buvau žydas, graikam buvau graikas, kam ko reikėjo, tam to ir buvau. Tai čia iš dalies yra, turbūt tai. Visada yra, duodu aš tokį patarimą, leisti laiką su savo paaugliais ir jeigu reikia apie kažkokias rimtesnes temas kalbėtis, tai eiti vaikščioti. Ramina ritmas, ėjimas ramina ir pats suaugęs bus tada nurimęs, susireguliavęs ir vaikas kažkiek ir gal nebus tiek daug įtampų, ar ne, kalbantis apie kažkokius gal netokius malonius dalykus. Puikus patarimas, išeik pasivaikščiot. Taip, tai yra ir santykis, ir ryšys, ir kartu savireguliacija. Jo, tiesiog leisti laiką kartu. Vaikams pasitikėjimas yra lygų laikas. Tai jeigu aš laiko neduodu ir neturiu, o mes šiais laikais gyvenam taip, kad mes neturim to laiko, tai tada ir nebus pasitikėjimo. Jovita, nežinau, kiek dar turi laiko, nes mes jau čia taip visai kalbam. Ar dar turiu? Turi, ne? Tai gerai, tai tada dar galim. Jeigu yra klausimų, tai... Aš noriu paliesti dar kitą tavo gyvenimo ir veiklos sferą, kad esi globos ambasadorė. Tai papasakok apie savo šią veiklos sritį.
kaip įsitraukei, kaip atėjo ta mintis. Manau, kad tai bus irgi gal susijęs su Libanu, nežinau, bet taip, turiu tokį spėjimą. Žinai, viskas išplaukia vienas iš kito. Kaip aš sakau, Dievas piešia istoriją. Tai Libanas jau, žinai, labai seniai buvo. Bet aš kai pabaigiau rezidentūrą, aš išvažiavau gyventi į Klaipėdą. Ir kažkaip čia toks naujas gyvenimo etapas ir pirma darbovietė, ar ne, tokia jau pats savo atsakingas vienas, žinai, gydytojas. Bet kartu aš kažkaip, žinau, kad ta mano profesinis kelias ir profesinė kelionė ties ta pabaigta rezidentūra nesibaigia. Daug kas iš mano kolegų dar rezidentūros metais pradėjo mokintis psichoterapiją. Aš niekad neatrasdavau, kuri čia dabar ta psichoterapija man labai tinka ir patinka ir kurią aš gal norėčiau mokytis. Tai aš neskubinau tų dalykų, bet man viduj visada labai kirbėjo, kad aš noriu daugiau suprasti trauminės patirtis, aš noriu daugiau žinoti, kaip padėti ir tiesiog gaudžiau įvairiausias galimybės, progas kažkur pasimokyti. Ir labai įdomus toks dalykas nutiko dar rezidentūros metais, gal kokiais 2 ar 3 metais iš 4. Man vieni pažįstami misionieriai iš Latvijos atsiuntė tokį straipsnį apie daktarę Karen Purvis, psichologijos mokslų daktarę, Teksaso krikščioniškajame universitete, žinai, kuris sukūrė tokią intervenciją padedančią šeimoms rūpintis traumą patyrusiais vaikais. Tai iš principo tai buvo orientuota į globėjus ir į įtėvius. Ir aš tada tai paskaičiau tą straipsnį, pasidomėjau, ta intervencija, jinai vadinasi pasitikėjimų grįsta santykių intervencija, TBRI, Trust-Based Relational Intervention. Ir aš kažkaip ten pasižiūrėjau, atsiverčiau tą Karen Purvis Vaiko raidos instituto puslapį. Galvoju, fainai, bet ne man. Vienas dalykas toli, kitas dalykas brangu, aš tokių pinigų tikrai neturiu. Ir uždariau, sakiau, ačiū, viso gero. Ir tas kažkaip užsidarė 2 metam ar 3 ir tada jau Klaipėdoj būnant, aš iš tų pačių misionierių gaunu ten, kaip misionieriai rašo tos naujienlaiškius. Ir jie tam pasakojo apie tai, kaip Rygoje vyko ten tokia kompetitingos globos, traumai jautrios globos, žodžiu, mokymai. Bet jau vyko. Jo, ir mane labai užkabino. Ir aš jam parašiau, sakau, kodėl nepakvietėte? Iš serijos, žinai, bet labiau apie tai, kas čia per mokymai, ar čia tas pats, kas jūs ten, ką man siuntėt prieš 2 metus. Ir jeigu dar kada nors bus tokie mokymai Rygoje arba kur nors, tai jūs man parašykit. Ir jie man atrašo, maždaug čia ne tas pats, bet jeigu tau įdomu apie tą Karen Purvis Vaiko raidos institutą ir tą intervenciją, tai mes tave galim sujungti su tokia amerikietė Cody Stevens. Aš sakau, man labai įdomu. Ir realiai mes ten labai greitai per gal kelias dienas ar savaitės su ją susijungiam, pasikalbėjom, jinai pati tuo metu gyveno Teksase, dabar gyvena Latvijoje. Jie su vyru įsivaikinę 2 vaikus iš Latvijos, kartu savo 2 biologinius turi.
bet jau jų vaikai, kuriuos įsivaikino, jau irgi yra pilnamečiai. Tai žodžiu, tai aš su ja pasikalbėjau ir toks vos nebuvo, kad aš ten vos ne po to pirmo pokalbio jau žinau, kad aš važiuoju į tą Teksasą. Geras. Toks, kur buvo, nes, prasme, viskas buvo taip, kad mes tau gausim stipendiją, mes, žodžiu, tu tik dar susirask antrą draugę, su kuria tu nori atvažiuoti. Oho, super. Ir man toks buvo, wow. Žodžiu, aš važiuoju ten, kur prieš 2-3 metus aš sakiau, kad čia ne man ir tai yra neįmanoma ir tai yra per brangu. Ir aš tada pasikviečiau vieną savo kolegę, vaikų psichiatrą Moniką, sakau, žiūrėk, čia yra toks ir čia apie traumą ir apie prieraišumą ir apie smegenis ir visą kitą, gal tu nori kartu, nes šiaip idėja, Keren Purvis vaiko raidos institutas veikia, jų tikslas yra atskleisti žinią, jų tikslas yra, kad tai būtų prieinama kiek įmanoma daugiau žmonių, šeimų pasaulyje. Pati Keren Purvis, jinai buvo pastoriaus žmona, jinai rūpinosi gatvės merginom, patyrusiom seksualinę prievartą, jinai labai daug jos tos tarnystės buvo gyvenime tame ir kai jai buvo 40 metų, jinai įstojo psichologiją. Ir tada jinai, žodžiu, viskas išsigrynino į va tokį didelį darbą, kuris dabar keičia visą pasaulį. Tai kažkaip, kadangi Keren Purvis institutas, jų tikslas skleisti žinią yra, tai jie tikrai ir tą stipendiją siūlė ir tebesiūlo ir ten turi tam tikrų knygų, ar ne, išleistų, tai jie norėjo, kad būtų verčiamos, ar ne, jų tos knygos ir visa kita. Tai jie dėl to, taip, žodžiu, po 2 žmonės minimum kviečia, žinai, iš šalies ir paskui. Tai tai aš ten važiavau, aš kažkaip galvojau, kad tai bus toks kažkas tokio, kas man bus gerai profesiškai. Toks, žinai, siauras mano profesinis interesas, bet kai aš pradėjau mokytis, kadangi ten buvo dalis mokymosi nuotoliu ir paskui dalis gyvai, aš supratau, kad tai nėra tai, ką aš turiu savo pasilaikyti. Kad tai yra tai, ką turi žinoti suaugę, ką turi žinoti mokyklos, šeimos, tėvai, vaikų globos namų darbuotojai ypatingai, nes tuo metu, kai aš dirbau Klaipėdoj, didžiausias turbūt sunkumas darbo buvo tai, kad veždavo tuos vaikus iš globos namų į psichiatrinę kaip bausmę. O tu siaubas. Ir aš negalėdavau, ta prasme, mane tas taip dirgindavo. O lietus. Ir aš supratau iš vienos pusės, kad trauma yra labai sunkus dalykas. Ir tas elgesys vaikų yra visoks koks ir labai sunkiai pakeliamas. Ir tada, tie vargšai darbuotojai, tie vargšai žmonės, jie iš tos bejėgystės padaro taip, kaip jie padaro. Tiesiog nėra įrankio. Tai aš atsimenu, mes ten su kolegė po savaitgalio ateidavom ir kokie 7 nauji iš tos pačios įstaigos paaugliai paguldyti. Ir aš taip sėdėdavau ir aš sakydavau, bet sakau, ką jūs įsivaizduojat, kad mes galim padaryti? Sakau, vaistai čia nieko neišspręs. Prablaivyt, galiu, bet ar tai ką nors keičia? Bet, ta prasme, pati nuostata tokia, man labai
man labai skaudėjo tiesiog dėl tų vaikų ir aš pati jaučiausi bejėgė ir man, tada, žodžiu, visi kenčia. Aš kenčiu, tie vaikai kenčia, tie darbuotojai kenčia, ar ne, niekas nežino, ką daryti. Ir kai TBRI mano gyvenime atsirado, aš galvoju, tai yra tai, ko reikia. Tai yra tos žinios, ta informacija, tie įrankiai, kurių reikia tiem darbuotojam ir ne tik. Ar ne, kad jie suprastų, iš kur tas vaiko elgesys kyla, nes mūsuose labai iš seniai, ar ne, tas atėję ir dar tebegyva yra, kad vaikas elgiasi sąmoningai. Ar ne, bet jeigu mes giliau pasižiūrim, mes suprantam, kad yra tam tikros priežastys, kažkokie neatliepti poreikiai, nervų sistemos raidos ypatumai, ar ne, ir ypatingai, kai tai yra globojami vaikai, vaikų namuose augę vaikai, niekas nepasižiūri į juos, su tokia meile, kad aš noriu suprasti, kas su tavimi yra, kas tau nutiko, kaip tai tave paveikė ir ką mes galim kartu padaryti, kad tau padėti, o ne, nuolat bausti už tai, kas tam vaikui nutiko, nors jisai to nepasirinko. Ar ne, tai tos jų patirtis yra apie tai, kad nutiko dalykai, kurių neturėjo nutikti ir nenutiko dalykai, kurie turėjo nutikti. Kalbant apie visą prieraišumo formavimąsi, raidą, ar ne, ir visus kitus dalykus, nes raida priklauso nuo patirčių. Tai kokie suaugusieji yra su manimi, kokias patirtis aš gaunu, kokius žodžius aš girdžiu, kokį elgesį į mane nukreiptą aš matau, taip aš ir formuojuosi. Ir tai TBRI iš principo, kai aš grįžau iš tų mokymų Amerikoje, aš supratau, kad čia reikia kažką plačiau daryti. O atsiprašau, kelintais metais buvai Amerikoje? 2018. Tai jau pakankamai seniai. Bet per šitus, tuos kelis metus ir įvyko visai tokių nemažų ir neblogų dalykų. Tai aš kažkaip, taip palaipsniui, tiesiog paskui, aš galvoju, taip viskas sutapo, nes mes su kolegė 2018 buvom. 2018 metais Lietuvoje prasidėjo globos sistemos reforma. Aš tai apie tai nieko nesigilinau, nežinojau, ar ne, bet paskui 2019 mes suorganizavom pirmuosius mokymus. Juose dalyvavo žmonės iš Socministerijos vaikų teisių ir taip toliau. Ir tada užsimezgė kontaktai, ryšiai ir visa kita. Ir dabar mes mokinam ir skleidžiam žinią ir per tai aš buvau pakviesta būti ir globos ambasadorė ir man tai yra ta sritis ir ta vieta, kur rūpi. Ir labai iš tikrųjų norisi ir bažnyčiai turbūt daugiau apie tai kalbėti, nes kaip pradėjo apskritai globa ir rūpinimasis našlaičiais, ar ne, atsirasti, tai buvo tai, kad bažnyčia tą pradėjo daryti. Ten tuose karo, tarpukario, ar ne, laikuose ir visa kita. Tai yra bažnyčios reikalas. Ir man atrodo, kad kažkaip visi galim prisidėti. Nebūtinai tikrai jokiais būdais nesakau, kad visi turi įsivaikinti ir visi turi globoti. Tikrai ne. tą reikia labai turbūt kažkaip su Dievu išsigryninti ir labai labai pasverti savo širdies motyvą, nes jeigu žengsi tą žingsnį, turi suprasti, kad tai nebus rožėmis klota kelionė.
Bet dėl to man TBRA ir patinka. Nu, mes kalbam apie tai, kad, žinai, sunku, bet kartu apie tai, kad yra viltis ir kad labai labai verta tą kelią nueiti. Tai va taip, tai mano globos ambasadorės kelionė turbūt tokia. Ir jūsų kolega Monika Misevičia, su ja turbūt ir buvot Amerikoje, ne? Taip, Inicijavot ir tos knygos Ryšys su vaiku, kaip kurti pasitikėjimo grįstus santykius ir leidybą ir buvot specialiosios redaktorė. taip. Tai gal gali pasakyti, kuo svarbi ta knyga ir kam jis skirta? Ar tik globojantiems, ar plačiau? Taip, ten, aišku, visi pavyzdžiai aprašyti yra daugiausiai apie tikrai tas sudėtingas traumas patyrusius vaikus, bet visi praktiniai dalykai, nes ten, nu, taip gal ne visai struktūruotai, bet iš principo yra aprašyta visa TBRA intervencija. Tai tie visi praktiniai dalykai ir visi patarimai, jie yra naudingi bet kokiem žmonėm, bet kokiom šeimom. Ar jūs įsivaikinot, ar jūs globojat, ar jūs, nežinau, svečiuojasi pas jūs kažkieno vaikai, ar tiesiog savo vaikus auginat, ar ne, gal kažkokių raidos ypatumų jūsų vaikas turi. Tai ten bus tų praktinių dalykų ir praktinių įrankių. Šiaip knyga yra pakankamai sena, jau dabar galvojant, kad mes gyvenam 25 metais. Tai mums užtruko šiek tiek, bet vis ekrane pas mane yra dar viena knyga. Tai ruošiatės leisti? Ką? Ruošiatės leisti? Jo jau, atrodo, vis nebedaug liko, bet vis neprisėdi. Tai tos pačios autorės, šiek tiek naujesnė, Amerikoje išleista 20 ar 21 metais buvo, tai mes šiaip ne taip dabar 25 aš labai tikiuosi, kad išleis. Tai sakai, kad verta, žodžiu, visiems perskaityti tą knygą auginantiems vaikus, paauglius ir susidurantiems su... Jo, aš rekomenduočiau. Aš nesakau, yra tikrai labai daug gerų kitų knygų. Tokie autoriai kaip Daniel Siegel, kaip jisai užkrito dabar, Mona Delahuk, jos viena knyga yra išleista, lietuvių kalba išversta, tada Gordon Neufeld ir Gabor Mate, Nepraraskime savo vaikų, čia ta pati, man atrodo, yra išleidusi. Tai autoriai tikrai geri. Ir man atrodo, Ganytojas yra išleidęs Kimelio irgi pamiršau pavadinimą. Aš nežinau Kimelio. Nežinau, bet Daniel Siegel tikrai jisai yra vaikų psichiatras, labai tokia ne visai gal apie vaikus, bet yra knyga Kūnas mena viską, psichiatro Bazel van de Kolk, tai čia tiem, kurie nori labai įsigilinti, bet ten tokia sudėtinga knyga savo turiniu, pakankamai moksliniu tokiu. Tai va. O jei kokį nelengvą kelią pasirinkai, Jovita? Jo. Kartais jaučiu, kad jau reikia pailsėti. Tai intensyviai galvoju apie tai, matysim, kaip čia susidėlios dalykai, kadangi dabar kažkaip komanda tikrai yra daug didesnė ir vietoj 2 TBRA praktikių Lietuvoje turim virš 20. Wow! Tai čia irgi toks vaisius, žinai, viso to. Tai aš jau taip jaučiuosi, kad manęs jau gal jau nebelabai reikia. Tik norisi dar ten susidėlioti tam tikrus dalykus, struktūras.
perduoti atsakomybės. Bet ar tu vedi mokymus daugiau, ar ir asmeniškai konsultuoji vaikus, paauglius? Ir tą darai. Taip. Dalis savaitės yra konsultacijom, dalis savaitės yra mokymam, bet jau taip mokymus truputėlį bandau mažinti. O konsultuoji Vilniui daugiausia? Taip. Ar rekomenduot? Kartais galima, bet žinai, su vaikais tai nelabai aš linkusi. Ar rekomenduotum gyvus susitikimus, ar galima per nuotolį su tavim konsultuotis? Tai žinai, jeigu tėvam tik tais, ar ne, tėvai nori dėl kažko pasitarti, tai nuotolis aš manau, kad visai tinka ir viskas tvarkoj. Bet jau su pačiais vaikais ir paaugliais aš nelabai mėgstu per tą nuotolį, ne tas kontaktas mezgasi. Ne taip. Aišku, nes žinau, kad tikrai trūksta psichiatrų, sakė, labai didelės eilės ir net iš psichiatrinės ligoninės išleidžia ir sako, būtina toliau tęsti, žinai, terapijas ir gydymą, bet laukti reikia ten po mėnesį, po 2, žinai. Tai čia dar nieko tokio? Anglijoje metai laiko. O jėtus. Emigrantai, kai kurie atvažiuoja čia ir su savo vaikais ir sako, mes gal čia kaip nors galim sujungti pusiau per nuotolį, pusiau paskraidyti. Oi. Tai 2-3 mėnesiai čia yra labai labai norma. Ne. Bet tai atrodo, žinai, tėvam baisu, nes atrodo, su to vaiku dar kas gali atsitikti, žinai. Aš suprantu, tai va čia labai priklauso nuo to, dėl kokios problemos, žinai, pateko. Bet aš galvoju, poliklinikose gal tik nėra tų 2-3. Nežinau, kad... Bet aišku, ta prasme, jeigu ten savižala, suicidinės krizės ir kiti dalykai, tai taip, reikia to intensyvaus stebėjimo. Nes aš pati buvau labai nustebus, kai atrodo, žinai, kartais, girdi kur nors ir atrodo labai toli, tai, žinai, kažkur kažkas, žinai. Bet kai tai, jau ir tavo aplinkoje ateina tokie aidai, supranti, kad palauk, žinai, tas vaikas atrodo normalus vaikas, žinai, visai atsidūrė, žinai, psichiatriniais, viešpatie, kas darosi, kažkas baisaus. Tai, jo, aš manau, kad tai yra daug apie tai, ką mes kalbėjom, ar ne, tas atotrūkis tarp tėvų ir vaikų, tėvai nežino, nekontroliuoja, nemato, kokiose socialinėse erdvėse vaikai yra, ten ir patyčios, ir visokie lengvi savigydos metodai ir būdai atsiranda, ir tada ir ten ta pati savižala labai iš dalies gali būti. Taip, tai yra apie vaiko emocijas ir kad jisai neturi kur jų padėti ir net, jam pačiam sunku su jomis išbūti ir tada pradeda save žaloti, ar ne. Bet tai yra, toks, žinai, kai paklausi, iš kur sužinojai arba kaip pabandai, tai ten draugė bandė, arba ten kur nors socialinėje erdvėje mačiau ir kitas yra pateikiama kaip labai geras, lengvas būdas susireguliuoti ir nurimti. Tai tada pasidaro lengvas, paprastas, prieinamas, nieko nekainuojantis būdas. O kas nuramina nervų sistemą ir kas realiai sureguliuoja, tai yra santykis ir ryšys. Kai aš jaučiuosi, kad aš neturiu pas ką ateiti su savo bėda ir problema, aš pasilieku vienas ir pasiemu peiliuką ar truštuką ar dar kažką. Tai yra geriau, kad būtų pas ką ateiti. Bet čia vėl, žinai... Ir tai yra, žinai, apie mus pačius suaugusius.
kiek mes turim resursų ir kiek mes padarom erdvės atlaikyti tas vaiko emocijas. Nepasakyti, kad tu taip nesijausk. Nepasakyti, kad tu čia nepergyvenk. Nepasakyti, ai, nu tai aš irgi patyriau patyčias. Žinai, bet išbūti su tuo vaiko skausmu. O kaip tikintis tėvai, tai turim ir kitą resursą, ar ne, ir maldą, ir tenai atnešimas. Man patinka labai toks pasakymas, istorija apie mažą mergaitę, kuri labai bijojo užmigti. Ir atėjo ten mama ar tėtis, žinai, mergaitė sako, man labai baisu. Tėvai sako, tu pasimelsk, Jėzus tave girdi, žinai, viskas gerai. Ir išėjo, žinai, tada vėl atėjo, jis sako, man vis tiek labai baisu, man vis tiek, bet tu pasimelsk, viskas, žinai, Jėzus tave girdi. Tada vėl išėjo, vėl, žinai, pašaukė mergaitė tėvus, sako, man labai baisu, žinai, sako, bet tai tu pasimelsk, žinai. Sako, bet man reikia kažko tai, kas būtų šalia manęs, kas turi odą. Kas turi ką? Odą. Somebody with the skin on. Tai va čia yra, apie tą bažnyčią kaip kūną. Ir kaip aš būnu, kaip bažnyčia, kaip kūnas savo šeimoje. Ir su savo vaikais. Kartais žmonėm atrodo, kad, žinai, jie susidūrė su problema ir atrodo gėda pasakyti, net paprašyti maldos įvardinant, kad, kokia problema yra gėda, nes, jie tada užsidaro, savy, nes, bijo tiesiog. Tai čia vėl, nėra pasitikėjimo, kad, net ir bažnyčioje, žinai, žmonės galėtų, su savo bėdom atvirai ateiti. Tai turbūt irgi apie tą pasitikėjimą gal kalba. Taip. Aš manau, čia apie pasitikėjimą, bet kiek aš irgi drįstu būti pažeidžiamas. Nes pasakyti savo sunkumą, išsakyti savo bėdą, tai reiškia apsinuoginti. Tai labai norėtųsi, kad bažnyčiai mes turėtumėm tuos ratus ir žmonės, prie kurių mes galim apsinuoginti. Bet tu gali apsinuoginti tik tada, kai tu žinosi, kad ir jausi, kad tu nebūsi teisiamas. Tai kiek tada, mumise yra to teisimo, teisuoliškumo arba labai greito noro pamokyti, pasakyti kažką, duoti patarimą, vietoj to, kad tiesiog eiti šalia ir tikėti ir pasitikėti, kad Dievas praves, kad Dievas atvers, kad duos išmintį, žinai, kaip pačiam kalbėti ne iš savęs, o iš dvasios. Tai čia, abi pusės, bet tai yra apie pasitikėjimą. Ačiū, Jovita, labai, mano klausimai jau kaip ir baigėsi. Išseko. Bet dar norėtum ką nors pridurti? Net nežinau. Turbūt, kad ne. Tai ačiū tau labai.